Treneri, tai kas nutiko komandai antram kėliny po tokio puikaus starto? Pirmiausia, reikia pasakyti, kad mes labai gerai pradėjom. Vykdėm visus uždavinius, ką buvom susitarę, o kadangi įsiveržėm į priekį, antram kėlinuke, žaidėjai pagalvojo, kad gali laisvai sutriuškyti priešininką ir įsivėlė į jų greitą žaidimą, kuris buvo labai parankus Delpins komandai ir mes, vienu žodžiu, jie primetė savo valią mums, o kitus 3 kėlinukus mes diktavom savo valią jiems. Ko pritrūko antroje pusėje, atrodo, lyg ir būdavo tokių momentų, kai persilaužimas čia pat būdavo įsiveržo, tai reikia ir vėl pabėgdavo. Manau, kad šiek tiek pritrūko sėkmės, bet to atsiliepė, antroje pusėje varžybą atsiliepė ir nuovargis. Antradienį žaidėm rungtynės labai svarbės, kelionė ir taip toliau. Pagaliau ir Gaidemavičius žaidęs 40 minučių šiek tiek pavargo. Trenerė, prisimenu, kada paskutinį kartą gavo techninę pražangą? Prieš metus. Teisėjimo lygis. Nesuprantamų sprendimų iš tiesų buvo keletas. Aš manau, kad vienas dalykas treneriui nekorektiška komentuoti teisėjų darbą, bet galiu pasakyti, kad kai kurie švilpukai kėlė nuostabą, bet to kai kurių situacijų traktavimas taip pat buvo nevienareikšmiškas. Pabaigoje, likus 5 taškams Tomui Gaidemavičiui skirta techninė pražanga, nebuvo tas lemiamas faktorius, kuris nebeleido lytis? Aišku. Ir man skirta pražanga, ir Gaidemavičiui, tai buvo, jiem davė papildomą šansą dar vieną ataką. Neskaitant antro kėlinio, komanda sužaidė neblogas rungtynes lygiai? Manau, kad neblogas. Gal ne pačios geriausios, bet tikrai buvo geros rungtynės, įdomios ir žiūrovom turėjo patikti ir visiems kitiems taip pat. Turbūt šiek tiek pritrūko traumuotų tų žaidėjų, Seko, Bašagidzės, Jasilionį. Aišku, aš būčiau turėjęs didesnę amplitudę keitimam, turėjau tarpusavį būtų pasėlėsėję, pagaliau ir Gaidemavičius būtų šiek tiek gavęs atsipūsti, būtų turbūt gal kitaip sužaidęs.